Taip, ir trečioji lemtinga kova tarp mūsų prasidės. Taip ir ne laidoje, kur tu ten bėgi laukais. Ne. Jis labai kietas, noras kietas. Tu taip kaifuoti tą mikrofoną. Sveiki visi sugrįžę į mūsų laidą ir šiandieną mes žaisime toliau. Taip, ir dabar norėčiau... Su Byrkom žaisim, su kuogi daugiau. Tai va, keisis vėl taisyklės, tos visą ne taisyklės keičiasi ir keičiasi, ne užkisiu gal jų maniu. Tai šiandieną mes padarėm taip, kad bus, kad būtų lengviau, tai bus tema kažkokia. Ir dabar mes, aišku, sugalvojam temą, bet paskui komentaruose jūs sugalvosite temą ir... Taip, ir dabar mūsų tema vadinasi augalai, ar ne? Palau, augalė tu. Tai va, viskas, čia aišku, arena pasikeitė, čia nauja vieta, nauji iššūkiai, kaip sakoma, tai įdomu dėl ko. Kaip Apexas rašytų į su nosinė ir šūkis, tai jo. Gerai, tai nežinau, dabar aš norėčiau, kad Fraideris pradėtų, nes aš visada pradedu, tai kurią pusę renkiesi be to? Šitą? Taip. Gerai. Tai va, ir niekas F5 nespaudinėja, tai prašau nesikabinėti prie mūsų. Tai va. Pala, ką mes statom? Augalus kažkokius. Kažkokius augalus. Tai va, ir bus 7 klausimai, noriu be to pasakyti. Tai va. Taip, ir pirmasis klausimas. Ar tai iš raudonos... Ne. Ar tai gėlė? Taip. O, jau iš karto. Ar tai iš raudonos spalvos? Taip. Tai rožė. Jo. Vaje, tau kaip sunku buvo. Oho, kokia graži rožė. O, koks didelis daiktas. Vaje, tau. Nu gerai, čia gal bus toksai geras daikčiukas. Gerai, galite uždavinėti, mielas kolega, klausimus. Ar tai... gėlė? Ne. Nepasimaus. Ne. Ar... O Jėtus Marija. Ar tai joks nors sodinukas? Ne. Augalas? Taip, augalas. Ar tai iš Minecrafto? Taip, yra Minecraft. Ui, Venius mikrofono vos nedavė. Nice. Ar jis turi kiek nors žalios spalvos? Ne. Ar jis... yra... kaip čia pasakyti, palauktas? Nu, kieto pavidalo. Kaip čia pasakyti? Ai, kietos būtent. Ar jis labai kietas? Noras kietas. Jeigu stipriai trenkčiau, nepadaryčiau nieko su tarkim. Oi, nėra kietas. Tu dar netradai tinkamo kelio. Ar jis raudonos spalvos? Kokios? Raudonos. Nu, tokios bordo. Tamsiai raudona. Prašau pasakyk tai, prašau pasakyk tai. Tamsiai raudonas? Nu jo, tokios bordo spalvos. Prašau pasakyk tai, prašau pasakyk. Ne, mano... Ne. Žiamba. Jau taip tikėjausi, kad bus burokėlis. Bet jau eini teisinga linkme, kad ten, nu karočiui, kažkas susiję, bet ne dar ne. Kas per... Tai viską, tiek aš klausimą daviau. Dar 5 davei, dar 2. Bet tai net, bet tai tada... Čia nebus taip, kad tarkim burokėlių sriuba ar kažkas panašaus, taip neužsiskaitų. Ne, čia auga. Grynai auga. Tai palauk, tikrai ne bulvė, nes jeigu taip stipriai įsirengtum, tai ne jeigu tai... Ir tai pusė rakyta bulvė. Bulvikė. Pala, bulvė netinka. Tu taip kaifuoti tą mikrofoną. Ar šis augalas neįprastai mažas Minecraft'e? Taip, jau kažkas, jau kažką perėjo. Ar jis rudos spalvos? Taip, viskas, jau negaliu užduoti. Grybas. Grybas. Gali... Baravykas, grybas. Gerai, jo, atspėjau. Ačiū Dievui. Gerai, pirmasis klausimas, ar tai raudonus spalvos? Ne. Gerai. Ar aš jį valgau? Ar aš jį valgau? Ne. Taip paklausiu. Nu, karočiui, ar jis yra valgomas, va.
Jo, kokį kaktusą pasiėmė. Ne, Ar tai kaktus? nevalgom. Ne, kaktusas nesakys. Ar tai dekoratyvinis augalas? Taip. Nu, jau kažkas. Kažkas. Ar pas mane šitas augalas auga lauke? Iš kur man žinot? Nu, maždaug kaip pas tave auga pas tave lauke? Kieme. Nu, nemačiau, bet gal kur yra. Ar tai yra kokia nors gėlė? Ne, jau 5 klausimai. O tu velnes. Ar tai auga ant medžių? Ne. Ne, velnes ir paskutinis liko. Įsivaizduoju tą vaizdą auga ant medžių. Jo, paskutinis liko. Medžių. Ar šitas dalykas auga pievoje? Ne. Gerai, bandysiu spėt. Įsivaizduoju ant medžių augantį. Aš bandysiu spėt, žinai, kad tai yra lelija kokia, ką žinau. Neatspėjai. Ko šia? Kaktusas. Tu sakei kaktusas, aš galvau sarkastiškai šnekėjai. Nu, spėjom, nuklausim. Ar jis turi žalios spalvos kiek nors? Turi. Ar tai gėlė? Ne. Ar tai sodinukas? Ne. Ar tai krūmas? Ne. Jau 3 klausimai. 4 jau. Ai, 4. O matai, o tu sąžiningesnis negu aš. Tavo. Ar... Pala, neturi žalios spalvos? Turi žalios. Vajetų kiek daug turi. Ar jis kietos... Tos? Oi, ką žinau. Nu, Ne. tarkim... Jeigu... Palauk. Nu, ar įmanoma perplėšti su ranka taip paprastai? Oi, laisvai. Vajetų. Jau būčiau įspėjęs vieną dalyką, bet gerai dabar su šitų būtent klausimu supratau, kad būčiau visiškai nepataikęs. Ar jis būna pievoj? Taip. Jau arti. Man atrodo. Dar vienas klausimas liko. Tai kad užtikrinti. Taip. Ar jo būna daug žoliai? Ne, tiksliau, ar jo būna daug pievose? Ką žinau, normaliai būna. Dabar jau nebežinau jau tiksliai. Jau buvau užtikrintas, bet dabar nebežinau. Ar tai žolė? Ne? Ne visai tiksliai, žinok. Ne. Jūs pras ne visai tiksliai. Gerai, kas buvo? Ko iš čia, na? Čia dobilo, bandžiau atvaizduoti. Nu supranti, ne visai žolė, nu pievose auga. Davai, teik tėvai čia. Noriu pamatyti tavo gražų snukį ir tavo gražius papūkus. Na? Gerai, ar tai yra valgomas? Ne. Gerai. Ar tai yra dekoratyvinis? Taip. Oi, jau gerai, arčiau. Ar šitas dalykas yra Minecraft'e? Va, geriau taip užduosiu. Taip. Okei, ar šitas dalykas auga miške? Taip. Velnis lyg teisingai, bet aš neįsivaizduoju, kad... Miške pasakė, gali bet kas miške augti. Nu, ne bet kas, žino, gali augti. Tu vis tiek pienės... Kaktusai neauga Nu, miške? Oho, tik gerai, vieną klausimą, vienu daiktų važiau. Nu ir lelijos kokios negali, bet daugiau tai galima sakyti viskas gali. O, ar tai yra pelkė? Klaus geriau kito, dėl iš to nelabai žinau. Ai, nu gerai tada. Šūdiukas. Ar tai Antanas? Ne. Antanas. Miškės lepės rūpų. Įsišiepęs auga Antanas škėma. Ar tai žalios spalvos? Taip. Nu velnius visus teisingai, atsakau, bet neįsivaizduoju, kad. Ar tai pievų augalas? Ne. Nu va, nors vieną prašoviau. Ar su šitu daiktu aš galėčiau uždaužyti tave? Nu jeigu skištum, nu ne, negalėtum. Ne, negalėtum. Pakutentum nebent. Ar tai dirgelė kokia, ką žinau? Čia tavo paskutinis spėjimas. Nu dirgelė, sakau, viskas. O tai buvo... Paparti. Čia papartis vardo toks.
Gerai. Baig springt. Baig springt, sakau. Degradė. Gerai. Nu, klausinėk. Klausk. Taigi tu klausk. O jos? O jo. Nes tyčia javęs kaip ir buvo. Ar turi žinau žalios spalvos? Ne. Oho. Ar jis kietas? Ką žinom, toks... Ar gali su ranka perlaužti? Įsivaizduoji su ranka kapoji. Nu, ne visiškai, kaip sakyt. Ne. Jeigu kaip šaką kokią. Nu, gali ten piską ročiu, jo. Ne, su ranka. Nu, kaip pagalį laužti. Aš nesivaizduoju, blet. Kaip tu jį, blet, kapot. Atsiprašau, kiek smažodžių. Ne. Jis Minecraft'e. Ne. Nėra šito dalyko. Nėra? Specialiai sunku dar. Nesunkus, tu kuo puikiausiai, žinai. Ar jis turi daug spalvų? Ne. Jau kiek 4 jau klausimai. Ne, man specialiai davė sunku. Ar jisai apvalus? Ne. Tu nepaklausai, nei koks ar dekoratyvinis, ar kas, ar valgomas, ar kažkoks. Ar valgomas? Taip, velnas. Velnas valgomas. Ir neapvalus. Ir viskas, liko paskutinis klausimas. Ir neapvalus. Neapvalus. Turi bandyti spėti, nu net tai, kad spėti, turi klausimą tokį užduoti, kad nežinau. Man tada aš jau galiu nuspėti. Nu bet dar užduok klausimą vieną turi. Ar jis pailgas? Taip. Bananas. Gerai, ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi jums patiko, dėja pralaimėjau šitą nelemtingą kovą. Kas vėl, aną kartą ten? Lygiosios, o pirmą kartą aš laimėjau. Tai va, ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi jums patiko, būtinai nepamirškite rašyti kitų temų kitajam video, tai ir būtinai susimatysim iki kito karto ir sakau jums, ikiukas.